Sveiki partneriai, siunčiame jums linkėjimus iš Frankfurto, kur dabar kaip tik esame mokymuose, ir čia turime puikią progą klausytis tų žmonių, kurie yra pasiekę gerokai daugiau negu mes mokytis. Iš tikrųjų, būtent šita dalis tinklinės rinkodaros yra viena iš tų, kurie žavi mane. Bet visą laiką yra žmonės, iš kurių galime mokytis, kurie jau praėjo tą kelią, kurie taip ką tik kaip šitose mokymuose išgirdome, jau yra susidūrę su tais monstrais, kurie galbūt mūsų dar laukia. Ir vienas iš tokių žmonių čia yra Kenas Porteris. Tai yra numeris 1 čekis Monavy ir žmogus, kuris tikrai tinklinėje rinkodaroje yra pasiekęs tikrai labai aukštumų. Mes čia atvykome su Povilu tam, kad pasisemti bent kruopelytę tų veiksmų, kuriuos jisai darė savo ilgoje kelionėje, tam, kad pasiekti tą sėkmę, ir tos patirties ir tų žinių, kurias jisai sukaupė. Ir tai, ką mums pavyks įsinešti čia, o jau dabar esame prisirašę tikrai nemažai, mes norėsime pasidalyti su jumis vasario 15 dieną mūsų komandinėse mokymuose. Mes kviečiame jūs atvykti tenais ir kartu su mumis pasimokyti iš tų žinių, kurias mes čia išgirsime, ir taip pat bendrai susidaryti veiksmų planą, kuris leis mums pradėti efektyviau ir geriau judėti tais laiptukais ir tais keliais, kurie veda link tų rezultatų, kurie yra pasiekę šios žmonės. Kad tai yra manoma padaryti, puikiausias pavyzdys čianais, Kenas kalba su dar keliais žmonėmis, kurie yra pasiekę jau labai aukštų pakopų Monavy, tai yra Daimonas iš Lenkijos, Piotras Moišo ir kiti lyderiai atvykę čianais mokytis lygiai taip pat kaip mes, mokytis iš tų žmonių, kurie yra dar aukščiau. Tad visus kviečiame vasario 15 dieną atvykti ir kartu su mumis irgi pradėti tą mūsų tobulėjimo kelią, kuriuo judėsime kartu visi 2014 metais. Iki.